10 uždavinys, tikras smagumėlis. Štai susižymi visus kampukus, kurie man yra žinomi. Kampas pirmas yra 51 laipsnis, surašau, kad lengviau būtų susigaudyti. Kampas antras 49 laipsnių kampas ir kampas trečias yra 141 laipsnio kampas. Norint įspręsti šitą uždavinį, reikia žinoti dvi savybės. Pirmiausiai, kad jeigu mes turim ištiestinį kampą, tai norėdami suskaičiuoti štai šio kampelio dydį iš 180 atimsim 141 ir gausiu čia 39 laipsnius. Galima sakyti, kad yra ir taip, gretutiniai šiti kampai ir gretutinių kampų suma visada yra 180 laipsnių. Labai panašiai apskaičiuosiu ir šio kampo didumą. Iš 180 laipsnių atimsiu 49. Kiekgi aš čia gausiu, atimsiu pirmiausiai 40 bus 140, tada dar atimsiu 9, 131 laipsnis. O dabar aš puikiai žinau, bet ir tu turbūt puikiai žinai, kad keturkampio kampų suma yra lygi 360 laipsnių. Taigi, sudedu visus šitus kampus, 131 laipsnio kampas plus 51 laipsnio plus 39 laipsnių plus mūsų iksiukas nežinomas ir visa ši suma turi būti lygi 360 laipsnių. Sudedu visus šitus kampus, 221 laipsnį gavau, plus x yra lygu 360 laipsnių. Ir mūsų iksiukas bus skirtumas 360, aš turėsiu atimti 221. Kaip čia man dabar atimti? Iš 360, jeigu atimsiu 220, būtų 140 ir dar vieną 139 laipsniai. Visą laiką, kai sprendi uždavinuką, dar dėl viso pikto pasitikrink, pažiūrėk, bukas čia kampas, bukas, tai reiškia panašu, o koks jau ten brėžinys nebūtinai tiksliai atitinka tuos kampų didumus. Viskas. Ir šį uždavinuką mes jau įveikėm.